Sveiki visi. Iš tikrųjų, turbūt paskutinta šių metų laida Teisėjo akimis. Paskutintoje laidoje Gediminas buvo paminėjęs, kad išeisim su geresnėm nuotaikom į šitą laidą, bet reikia pripažinti, kad vis dar sugrįšime į mūsų paskutintas rungtynės, kurios sukėlė didelį ažiotažą žiniasklaidoje ir internetinėse platybėse. Deja, šiandieną šitoj laidoj būsiu vienas. Filmuojam tokiu metu, kada ne Gediminas negali dalyvauti ir Nerijui norime palinkėti, kad pasveiktų, sunegalavo. Tai iš karto, kad netempti laiko ir pereiti prie įdomesnių dalykų, mes sugrįšime į paskutinės mūsų rungtynės, pereinamos rungtynės, kurios įvyko Marijampolėj, tarp Marijampolės Sūduvos ir B1 Jonavos komandos. Nerimsta aistros, daug diskusijų yra ir matome, kad turime paaiškinti ir turime pasiaiškinti. Pirmiausia, įvyko mūsų sezono uždarimas šį savaitgalį, kur A lygos vadovams, klubams, atstovams, kurie dalyvavo tam uždarime, buvo pristatyta išsami informacija šio sezono ir tuo pačiu buvo paliestos tos pačios rungtynės iš Marijampolės, kur irgi buvo užduoti klausimai ir aš juos norėčiau irgi paviešinti ir atsakyti. Tai pirmiausia, norėjom tokį patį paskyrimą, nuo ko tos rungtynės prasidėjo. Kiekvieno teisėjo rungtynės prasideda nuo to, kada jis gauna paskyrimą ir pradeda ruoštis šitom rungtynėm. Jau sezono pabaigoje mes buvom nusprendę, kad pereinamas rungtynės teisėjaus mūsų šio sezono geriausi teisėjai, kurie reitingai yra 1 ir 2 vietą. Užbėgsiu įvykiam už akių ir turėsiu pasisakyti anksčiau, paminėdamas 1 ir 2 vietą. Tai sezono viršuje pas mus užbaigė Vilius Paulauskas ir Donatas Šimėnas. Ir čia buvo 2 pagrindiniai kandidatai suteisėjauti šitas rungtynės. Kadangi dėl šeimyninių aplinkybių ir tam tikrų priežasčių Vilius negalėjo teisėjauti, automatiškai Donatas Šimėnas suteisėjavo pirmas rungtynės. Noriu paminėti, kad abidvi rungtynės buvo teisėjams sunkios rungtynės. Sunkios rungtynės tai kada yra daug emocijų, daug momentų, daug sprendimų reikia priiminėti, bauda, ne bauda. Nors pirmose rungtynėse nebuvo sprendimų baudos aikštelėje, bet jos vis tiek buvo pripažintos sunkiomis rungtynėmis. Toliau reitinge pas mus ėjo Kęstutis Bartuškevičius, 3, kur pagal taip tendencija turėtų galbūt jam, bet kadangi jisai teisėjavo paskutintos rungtynės sezono Sūduva, Kauno Žalgiris Sūduva, kur iš tikro buvo ir 11 metrų baudiniai, kad išvengti nereikalingų kalbų, Kęstučio kandidatūra į 2 rungtynės buvo atmesta ir sekantis pagal reitingą sezono gale buvo pas mus Robertas Valikonis, dėl to ir buvo nuspręsta paskirti šitą teisėją. Tai vat šitie klausimai buvo užduoti ir va tokia seka buvo paskirtas šitas teisėjas. Nes turėjo tikrai visas šitas ketvirtukas, kurį išvardinau, turėjo stabilų ir gerą sezoną A lygoje. Dabar kitas klausimas, daug paskui iškilo, mes turime VAR-ą, bet nenaudojame šitose rungtynėse VAR technologiją. Kadangi Jonavos stadionas yra nepritaikytas ir neturi galimybės pasijungti VAR-o sistemai, ten turi būti stiprus internetas, kad tą dalyką vykdyti. Buvo nuspręsta, kad nebūtų kažkokio pranašumo, jeigu pirmose rungtynėse nėra VAR-o, tai ir 2 rungtynėse VAR bus nenaudojama. Galiu suklysti ir suklaidinti, bet mano žiniom gal ir buvo pasiūlymas žaisti abiejas rungtynės Marijampolėje, kur galima būtų naudoti VAR-o. Bet kadangi to neįvyko ir 2 rungtynėse pas mus nebuvo VAR-o. Ir dar toks visą laiką mūsų klausia, neteisėjai nusprendžia, ar rungtynės bus žaidžiamos su VAR-u ar ne. Yra federacija, yra lyga, kuri, turiu omeny, čempionato metu lygos nusprendžia, kurios rungtynės bus žaidžiamos su VAR-u. Tai dėl to šitose pereinamose rungtynėse mes neturėjome VAR technologijos. Dabar jau tada keliamės iš karto į rungtynės ir ties tokius aktualiausius momentus mes aptarsime dabar dar kartą. Kas liečia dabar pražangos prieš vartininką, prieš paskiriant 11 metrų baudinį.
jeigu ten yra pražanga, jeigu ten būtų pražanga, ko mes, pavyzdžiui, mes galime tik tai iš to vaizdo įrašo, ką matome, pasakyti, kad galimai ten yra pražanga. Bet daugeliu klausimas yra, ar tai yra grubi pražanga, ar tai yra metodinė pražanga. Tai kadangi po pražangos žaidimas dar tęsiasi, dar buvo keli perdavimai ir tik paskui buvo perdavimas į baudos aikštelę ir teisėjas skiria 11 metrų baudinį, tai mes negalime lygiai greičiai pritemti tos pražangos, jeigu jinai buvo prieš vartininką, prie 11 metrų baudinio. Jeigu būtų varas šitose rungtynėse, bet kokiu atveju, ta vadinama mūsų APP žiūrėtų visą ataką ir tokiu atveju, jeigu ten buvo pražanga, tada gali būti atšauktas 11 metrų baudinys ir grąžinama bauda ten, kur jinai buvo atakos pradžioje. Bet vertinant teisėjo kaip klaidą šitą momentą, tai yra ne kritinė klaida, o tik tai metodinė klaida, jeigu minėti šitą momentą rungtynių ataskaitoj. Pats 11 metrų baudinys irgi sukėlė tokių diskusijų po mūsų paskutintos laidos, kad mes bandėme pateisinti teisėją, tai mes tikrai nebandėme pateisinti teisėją. Tiesiog žinodami, kad rungtynių inspektorius palaikė teisėjo sprendimą ir liko su pateisinamu 11 metrų baudiniu, dėl to ir bandėme tai parodyti kaip teisėjo akimis, dėl ko rungtynių inspektoriui atrodė, kad ten yra 11 metrų baudinys paskirtas teisingai. Ir tuo pačiu mes iš karto pasakėm, kad mūsų metodinis komitetas pripažino, kad 11 metrų baudinys buvo paskirtas neteisingai. Kad iš to vaizdo, kurį mes matome iš savo ekranuose, 11 metrų baudinys per silpnas ir kad jisai paskirtas neteisingai. Tik dėl to mes bandėme prieš tai laidoje parodyti ir išgirsti Gedimino Mažeikos nuomonę, kodėl jisai palaikė 11 metrų baudinį. Bet dar kartą pabrėšiu, LFT metodinio komiteto sprendimas buvo, kad šitas baudinys paskirtas neteisingai. Po šito baudinio atsirado pratęsimas rungtynėse ir yra diskusijos irgi ir klausimai dėl keitimų. Reikalingi keitimo lapeliai ir kaip visą procedūrą, ar nusižengė teisėjai šitam epizode. Tai net aš turiu pasiruošęs 2 keitimų lapelius, kurie naudojami yra tarptautinėse rungtynėse, Lietuvoje irgi yra panašus. Prieš rungtynės 4 teisėjas visą laiką tokius lapelius paduoda treneriams. Ir prieš šias rungtynės irgi buvo paduoti 5 lapeliai vienai komandai, 5 lapeliai kitai komandai. Kada atsiranda rungtynių metu pratęsimas, komanda įgyja papildomą keitimą. Galima sakyti, kad pas komandą turėtų atsirasti 6 lapelis. Esminis klausimas yra, jeigu komanda neišnaudoja savo visų keitimų, tos 5 lapelius, pagrindinio laiko metu, kaip pavyzdys, jie turi 5 keitimus ir 3 kartus sustabdyti rungtynės, kad atlikti tos 5 keitimus. Pertraukos keitimai nesiskaičiuoja kaip rungtynių stabdymas. Ir jeigu tie keitimų stabdymai yra neišnaudoti, jie persikelia į rungtynių pratęsimą. Tai kylant šitom diskusijom ir turėtume atsakyti, kad 4 teisėjas rungtynių metu pasielgė neteisingai, neleisdamas atlikti papildomą keitimą Bivano komandai. Turbūt iš mano pusės, kai vadovo pusės, aš sakysiu taip, tai klaida ir taip negali būti, bet čia turbūt yra irgi žmoniškasis faktorius, kad tiesiog nežinojimas gerai taisyklių ir teisėjas buvo galvojęs, kad tik tai vieną keitimą per tą pratęsimą galima atlikti pratęsimo metu. Bet čia pripažįstame savo klaidą irgi ir turėjo būti leista dar vienas keitimas atlikti rungtynių metu. Ar tai yra privaloma turėti lapelį? Iš dalies taip, tai yra privaloma, bet irgi yra diskusijų tokių, jeigu lapelis gal pasimeta ar nėra ir ar įmanoma vis tiek atlikti. Manau, mano patirti ir tarptautiniai patirti yra buvę, kada treneriai gal paliko lapelį rūbiniai, neatsinešė ir aš žinau, kad aš juos buvau išdavęs, aš kontroliuoju
rungtynių eigą, žinau, kiek keitimų buvo atlikta, aš tiesiog savo užsirašau tą papildomą keitimą, bet keitimą aš leisdavau atlikti. Tai yra svarbus dalykas, kadangi privalo komandos pačios pasirašyti žaidėjų numerius, įrašyti į šitą lapelį ir ketvirtas teisėjas atlikęs keitimą, jisai tik tai užrašo minutę ir laiką ir tai yra kaip ir toks oficialus dokumentas po rungtynių pildant protokolą, kad pasižiūrėti, kokią tiksliai minutę buvo atliktas keitimas. Kitas irgi nuskambėjęs dalykas, kad šio sezono įpusėjus mes pradėjome naudoti teisėjams pirmoje ir aukščiausioje lygoje mikrofonus. Mikrofonai buvo nupirkti tam, kad kontroliuoti teisėjų komunikaciją su žaidėjais, niekam daugiau. Būtent buvo nusiskundimų, kad nepagarbiai kalbantis teisėjai, kad sudrausminti jos, bet to pačiu ir žinant irgi savo patirtį, aš nebijau šito sprendimo, kadangi dažniausiai irgi ta provokacija būna ir žaidėjų pusės, tai toks būdavo abipusis sudrausminimas ir žaidėjams, ir teisėjams, kad bus įrašomi pokalbiai, kurie girdėsis aikštėje ir šių rungtynių metu teisėjas nedėvėjo šito mikrofono. Dėl irgi žmoniškos klaidos, jo daugelis pasakys galbūt per daug tų žmoniškų klaidų šitose rungtynėse, bet taip įvyko ir tiesiog rungtynių inspektorius nepasiėmė šito mikrofono iš namų ir rungtynės šios buvo be mikrofono. Kitas klausimas, jeigu eilės tvarka, ar galėjo būti pašaliniai žmonės už vartų mušant 11 metrų baudinį? Jeigu pagal visą tvarką, tai žmonės turi rungtynės stebėti iš tribūnų ir rungtynių metu prie aikštės nieko neturi būti. Jeigu tai įvyksta, ir irgi iš savo patirties galiu pasakyti, kad būdavo ne tai, kad žmonės galėjo būti ir vaikai, kamuolio padavinėtojai, kurie erzindavo vartininką ar jam rėkdavo kažką ir jeigu į mane kreipdavosi vartininkas ar žaidėjas iš tos komandos, kurie jie skaito, kad jiems tai yra trukdo, aš kaip aikštės teisėjas tik tuo metu imdavausi kažkokių veiksmų, galėdavau perduoti informaciją ketvirtam teisėjui, kad jisai perduotų šeimininkų komandai, jie galėtų per mikrofoną tą pasakyti, kad visi turi užimti savo vietas arba nusiųsti apsaugą į tą vietą, kurie turėtų padaryti tvarką aplinkui aikštę. Kitais atvejais, kad pats teisėjas inicijuotų šitą dalyką, aš nežinau ir aš turbūt iš savęs galiu pasakyti, aš irgi nekreipčiau dėmesį, jeigu į mane nesikreiptų kažkas, kad pašalinių ten už vartų nebūtų. Jeigu taip pagal taisyklės, reklaminiai skydai ir nuotolis, kur gali ten būti fotografai, yra nuo linijos, yra 3 metrai. Bet jeigu jie trukdė rungtynių metu, tai jeigu būtų kreipęsis vartininkas ar kas, aš manau, kad teisėjas būtų kitų kelių, jis pats to dalyko nesuvaldytų, neeitų tenai žmonių vaikyti iš tos vietos, bet per klubą, per apsaugą tą dalyką turėtume ir galėtume sutvarkyti. Vienas iš klausimų buvo, ar iš tikrųjų tas 11 metrų baudinys nenulėmė rungtynių baigti. Aš esu pats pasakęs, kad šitos rungtynės buvo žaidžiamos iš viso 210 minučių plus papildomas laikas ir šios rungtynės oficialus laikas pasibaigė 2-2 ir tik tai 11 metrų baudiniai išsprendė šių rungtynių nugalėtoją. Taip, negalime, o jeigu tai yra kritinė klaida rungtynių metu, ką mes aptarsime vėliau, kad šitą kritinę klaidą galėjo nulemti rungtynių baigtį. Bet žinant, kad tai buvo dar žaidžiamas prateisimas ir žinant, kad tai buvo dar mušami 11 metrų baudiniai, dėl to gal iš mūsų ta frazė nuskambėjo, kad nebaudinys nulėmė šitas rungtynės. Bet dar kartą pabrėšiu, kad mes pripažinom, kad tai yra neteisingai paskirtas 11 metrų baudinys. Dar vienas iš klausimų buvo, koks buvo rungtynių įvertinimas, tai čia jau norisi pasakyti, kad yra teisėjų konvencija, kuriai mes priklausome, ir UEFOS, ir FIFOS, ir tokie dalykai nėra viešinami niekur. Ir norėtųsi šitą dalyką išlaikyti irgi teisėjų rate, bet vienareikšmiškai, kad tai buvo neigiamas pažymys už šitas rungtynės teisėjai.
Buvo kritikos, kad mes labai ilgai neišeiname į eterį, čia irgi norėčiau pasakyti, kad turime savo procedūras, kurių negalime perlipti. Ir po rungtynių yra 48 valandos rungtynių inspektoriui įvertinti rungtynės. Po tokių sunkių rungtynių dažniausiai net nebūna aptarimo rūbiniai, o tas aptarimas įvyksta kitą dieną su teisėju. Ir tik tada, kai pabaigia inspektorius savo rungtynių ataskaitą ir parašo pažymį, tada įsijungia metodinis komitetas, jeigu jisai nesutinka su teisėjų įvertinimu ir prabalsuoja, peržiūri tą momentą, kur yra patvirtintas galutinis pažymys. Tai dėl šitų procedūrų mes tik tai ant 3 dienos, ant 4 galima sakyti dienos išėjome į eterį, paskelbdami šitą dalyką. Jeigu vertinant tarptautiniu mastu, jūs turbūt puikiai atsimenat ar Europos čempionatą, ar Čempionų lygos, niekada, ne kitą dieną, net turbūt ne savaitės bėgyje, oficialiai ne UEFA, ne FIFA nepripažįsta savo klaidų, o laukia, kol tai nusiramins. Ir čia irgi yra žmoniškas faktorius, kad nuslėgus visom emocijoms yra paskelbiamas vienas ar kitas verdiktas arba pripažintos klaidos. Tai čia norėčiau šitos mūsų auditorijos supratimų, dėl ko mes tai irgi padarėme maksimaliai greitai, bet to pačiu ir už kažkokį laiką užtemdami, o ne kitą dieną iš karto kalbėję apie šitą momentą. Tai tikrai turbūt ir teisėjas, ir mes nenorėjome užbaigti mūsų oficialaus sezono tokioj natoj ir visi linkėjome, kad tos rungtynės praeitų kuo geriau. Turim pripažinti, kad nepavyko sklandžiai ir be klaidų užbaigti šito čempionato. Tai kas liečia šitų paskutinių rungtynių, aš manau, kad į klausimus, kurie buvo užduoti mums iš kitų podcastų ir klubų, mes dabar viešai juos atsakėme. Ir kitą laidos dalį norėtume pereiti ir pristatyti šių metų bendrą sezono statistiką, A-lygos statistiką. Turbūt norėčiau pasakyti, kad iki šiol šito niekada niekas neskaičiavo ir per uždarimo metu, kada buvo pristatyti skaičiai A-lygos vadovams komandų, kurie dalyvavo tam uždarime, buvo tokie klausimai, ar čia yra gerai, ar tai yra blogai. Ir mano buvo atsakymas, žinot, mes nežinome. Čia yra pirmas sezonas, kuriame mes ir mūsų komanda turėjo nuo iki ir tą statistiką vedėme, skaičiavome ir tai turėtų būti turbūt mūsų atspirties taškas mūsų tolimesniam darbui ir pristatymui kitų sezonų statistikai. Tai šių metų A-lygos rungtynėse buvo iš viso 180 rungtynių. 63 rungtynės iš 180 buvo su naudojama VAR sistema, įskaitant super taurę ir taurės finalas. Čia dar įeina į šitą skaičių. Per šio sezono metu iš 180 rungtynių mes pripažinome teisėjams 33 kritinės klaidas. Irgi yra nuskambėję, kad ten ne visą laiką objektyvu, kada pripažįsta inspektorius kritinės klaidas. Šiai dienai nebuvo nei vieno rungtynių, kurios nebuvo papildomai peržiūrimos. Visos rungtynės yra peržiūrimos dar žmonių, kurie atsakingi už tas peržiūras. Jeigu rungtynių inspektorius nepastebėdavo arba neįrašydavo į rungtynių ataskaitą kažkokią kritinę klaidą, tą pastebėdavo kiti ir tada įsijungdavo metodinis komitetas, keisdamas pažymį teisėjų. Tai iš viso buvo 33 kritinės klaidos, 11 iš kurių mes galvojam galėjo įtakoti rungtynių baigčiai. Ir 22 klaidos, kurios irgi buvo teisėjų ataskaitose kaip kritinės, bet ten gal įsijungė varas ir buvo pakeisti ir priimti galutiniai teisingi sprendimai. Tai, kad geriau įsivaizduoti, apie ką yra kalba, paruošėme po kelis klipus, komandom rodėme daugiau, bet laidoje, kad įsivaizduoti, apie ką mes kalbame, paruošėme po kelis klipus, ką reiškia turėjo įtakos rungtynių baigčiai ir keli klipai bus, kur paaiškinsim, kodėl tai neturėjo rungtynių įtakai galutiniam rezultatui. Tai vienas iš klipų, tai vasaros rungtynės, Gegelmanas su Vilniaus Žalgiriu ir rungtynės pasibaigė lygiom ir mūsų manymu
pirmam kėliny nebuvo paskirtas 11 metrų baudinys į Vilniaus Žalgirio vartus. Dėl to buvo pripažinta, kad šitose rungtynėse teisėjas padarė kritinę klaidą ir ta klaida galėjo įtakoti rungtynių baigtį. Aišku, dar kartą pasakysiu, daug yra neįmuštų 11 metrų baudinių šio sezono, bet toks rezultatas mes vertiname, kad turėjo įtakos rungtynių baigčiai. Kitas epizodas iš sezono pradžios, iš rungtynių Sūduva Šiauliai, kur pirmam kėliny už grubų žaidimą mes manome, kad turėjo būti parodyta raudona kortelė tiesioginė, o teisėjas parodė geltoną kortelę ir rungtynės irgi pasibaigė lygiom ir skaitome, jeigu gal būtų pašalintas žaidėjas pirmam kėliny, tai antram kėliny didelė tikimybė, žaidžiant daugumoj, kad komanda galėtų pelnyti įvartį. Aišku, yra daug ryškesnių momentų šių, kur mes konkrečiai galime ten irgi, kad ir tos pačios rungtynės sezono pabaigoje, pereinamos rungtynės, kur 92 minutė buvo skirtas 11 metrus baudinys, kur įtakoja rungtynių rezultatui. Taipogi iš atminties Hegelman su Panevėžiu, kur nefiksuota nuošalė ir iš karto to pačiu buvo, toj pačioje atakoje kitų smūgių buvo smūgiuota į vartus ir buvo sužaista ranka ir paskirtas 11 metrų baudinys, kur jisai buvo įmuštas ir nulėmė rungtynių baigtį. Tai šitie momentai būtent ir yra tokių rungtynių ir jų buvo 11. Taipogi parodysime kritinių klaidų, kurios mūsų manimų neįtakojo rungtynių baigties. Ir vienas iš pirmųjų klipų iš rungtynių Hegelman su Panevėžiu, 80 minutė, rezultatas 4-2, Hegelmano komandai naudai, vyksta greita ir pavojinga ataka, prasižengė Panevėžio žaidėjas, mūsų manimų jisai turėjo gauti už tai geltoną kortelę, o tai buvo antra geltona kortelė ir žaidėjas turėjo būti pašalintas. Tas neįvyko. Mes nemanome, kad šita klaida nulėmė rungtynių baigtį, nes Hegelmanas laimėjo šitas rungtynės, bet teisėjo ataskaitoje pas teisėją buvo įrašyta kritinė klaida už neparodytą antrą geltoną raudoną kortelę. Dar vienas kaip pavyzdys, rungtynės Transinvest Sūduva, kada buvo neužskaitytas Sūduvos mūsų manimų švariai pelnytas įvartis, pagal visas procedūras jisai neturėjo būti atšauktas, o turėjo būti užskaitytas, bet rungtynių pabaigoje šias rungtynės laimėjo Sūduva, dėl to galvojam, kad šita klaida neįtakojo rungtynių baigties, bet rungtynių ataskaitoje pas teisėją buvo įrašyta kritinė klaida. Tai va tie tokie keli pavyzdžiai. Kas liečia pačio sezono VAR intervencijų, kaip minėjau, 63 rungtynės buvo su VAR, iš viso su VAR sistemo metu atliktas 26 intervencijos. 18 VAR intervencijų pripažintos teisingai, kada iš tikrųjų buvo ta intervencija, kur taisė teisėjų klaidas. Ir iš tų 26 intervencijų, 8 intervencijos, kur mūsų manimų teisėjai sėdėdami čia neteisingai įsimaišė su intervencija į rungtynės, kur kvietė, kaip pavyzdys, teisėjus peržiūrėti savo sprendimus, bet teisėjai likdavo su savo sprendimu. Tai irgi keli pavyzdžiai iš tokių, pirmiausia, tai kurios pripažintos neteisingomis, parodysime kelis momentus. Vienas iš rungtynių, tai buvo sezono pradžioj, man atrodo, čia žaidė Transinvestas su Hegelman komanda, kur Mato Vareiko buvo užminimas, mes šitą savo laidose momentą esame aptarę, kur akivaizdžiai matome, kad su grifais užminė ant žaidėjo kojos, neapsaugotos dalies kojos ir mūsų manimu turėjo būti parodyta raudona kortelė ir VARas šitą paveiksliuką matė, turėjo, bet teisėjo sprendimo geltonos kortelės rungtynių metu nepakvietė ir nedarė intervencijos. Tai irgi kritinė klaida VARo teisėjam. Dar vienas iš momentų, toks įdomesnis momentas, tai yra Kauno Žalgirio rungtynės su Dainava, kur pradiniai fazėje buvo nuošalė, asistentas galvojo, kad ten yra nuošalė, kadangi yra su VARu, davė atakai užsibaigti, atakos pabaiga buvo nutraukta gynėjo,
kur mūsų manimų turėjo būti parodyta raudona kortelė, bet asistentas pakėlė nuošalį ir aikštės teisėjas nefiksavo tenai pražangos, nerodė raudonos kortelės, o grįžo su nuošalė. O varo kambarį patikrinus mes matome, kad nuošalės nebuvo ir žaidimas turėjo būti atnaujintas baudos smūgius su raudona kortelė. Tai vat tokios kelios su blogais pavyzdžiais intervencijos. Ir tuo pačiu geros intervencijos, kurios irgi tokios aiškios, kada teisėjai kažko nepamato aikštėje ir tada yra intervencija. Ir vienas iš tokių rungtynių, tai yra, man atrodo, Džiugas su Šiauliais. Šiauliai žaidė namuose su Džiugu. Viena iš intervencijų, kada puolėjas pasižaidęs ranka pelna įvartį ir teisėjas šito nefiksuoja aikštėje, varas peržiūrė šitą momentą ir įvartis buvo atšauktas, rungtynės buvo atnaujintos su baudos smūgiu. Dar vienas pavyzdys, tai yra rungtynės Dainava su Vilniaus Žalgiriu, kada irgi teisėjas, kaip matote, geroj pozicijai, nepamato užminimo baudos aikšteliai, leidžia tęsti žaidimą, bet tuo metu varo kambarį vyksta patikrinimas ir matom, kad žaidėjas nukrito ne pats, o su varžovų pakalba, švarus toks užminimas, kurie jie pamatė, pakvietė teisėją, kuris skyrė už tai 11 metrų baudinį. Tai tiek pavyzdžių gal, kas liečia. Jeigu kalbant bendrai apie varą, tai aš manau, kad tai yra pasisekęs projektas. Ir žmonės, kurie abejoja jo, iš pradžių, man atrodo, šiai dienai yra patenkinti ir tikrai turbūt mes neįsivaizduojam futbolo ateities be šitos sistemos ir jos nenaudojama pas mus. Labai norėtųsi, kad ateityje gal jų tų rungtynių padaugėtų skaičius. Link to, mano žiniom, viskas ir eina, kad galbūt turėsime ne 2, o 3 rungtynės. Vertinant su kolegomis iš užsienio, kurie susidūrė, tai gan neblogai mes pradėjome šitą mūsų pirmą sezoną su varu. Buvo ir tų tokių prisvilusių blynų, kada jinai užtrukdavo žymiai ilgiau, negu mes norėtume, bet bendrai paėmus turime jau tikrai iš tikrųjų ir savo vaisių šitame dalyke, kad buvo jau tarptautinės rungtynės, pilnai lietuvių suformuotos ir kurie mūsų teisėjai buvo iš varo ir važiavo į grupinį konferencijos lygos etapą, kur dirbo kartu su varu. Tai čia jūs matote daugiau skaidrių, daugiau statistikų su intervencijom. Ir toks gal finalinis mūsų šios laidos tema, tai yra A lygos teisėjų reitingai. Jūs irgi matote skaidrę, kur kiek buvo suteisėjauta rungtynių. Čia mes skaičiavome ir A lygą, ir aukščiausią lygą, ir mūsų tarptautinių teisėjų tarptautinės rungtynės irgi buvo pridėtos į čionai, kadangi jie daug išvažiuodavo, tai reitingė mes skaičiavom ir jų pažymius tarptautinėse rungtynėse ir galiu pasakyti, nei vienam nepavyko išvengti kritinių klaidų tarptautinėse rungtynėse. Tai tas irgi įtakoja jų reitingą čionai Lietuvoje. Kaip minėjau laidos pradžioje ir jau buvau užvardinęs tą ketvertuką, bet po paskutinių rungtynių, tų pereinamų rungtynių, tas reitingas biškį pasikeitė, susikeitė vieni teisėjai. Tuo pačiu norime parodyti gal statistiką mūsų teisėjų. Tai A lygos sezono metu buvo parodytos 834 geltonos kortelės, vidurkis yra 4,19 per rungtynės. Teisėjas daugiausiai parodęs geltonų kortelių, tai buvo Donatas Šimėnas ir jo vidurkis per rungtynės yra 4,31. Teisėjas mažiausiai parodęs geltonų kortelių, tai buvo Vilius Paulauskas, 72, vidurkis 3,27. Ir va čia tokia įdomi statistika, abudu šie teisėjai tapo lyderiai šio sezono, pasidalino pirmą vietą, nes jų įvertinimas buvo identiškai vienodas ir vienas teisėjas, kuris naudoja rungtynių valdymui daugiau kortelių, kitas visiškai mažai, bet abudu pasiekė savo rezultato rungtynių valdyme. Šį sezoną buvo parodytos tiesioginės 26 raudonos kortelės, kas sudaro
0,14 per rungtynės, sakyčiau, geras rezultatas, tai parodo, kad mes žaidžiam Lietuvoje drausmingai. Priežastis irgi jūs matote šitoj statistikoje, dabar teisėjas daugiausiai parodęs raudonų kortelių, tai yra Robertas Valikonis, 4, teisėjas mažiausiai parodęs raudonų kortelių, tai yra Kęstutis Bartuškevičius ir šie abudu teisėjai įeina į 5 lyderių. 2004 metais sezono metu buvo skirti 54 baudiniai, kas sudaro 0,27 toks skaičius per rungtynės. Ne kiekvienose rungtynėse mes galime išvysti baudinį. Teisėjai daugiausiai skiria baudinių, tai yra Donatas Šimėnas, kuris skiria 13 baudinių. Teisėjas mažiausiai paskyręs baudinių per šį sezoną, tai yra Vilius Paulauskas su 1 baudiniu. Kaip ir minėjau, abudu šie teisėjai, vienas su maksimaliu skaičium baudinių, kitas minimaliai, abudu reitinguoti 1 vieta šio sezono metu. Buvo gal su klubais, nebuvo paminėta visą lentelę, apačią mes pristatėme bendrai, bet čia dabar mes galime tikrai pasakyti atvirai. Nuo 10 vietos, bet ką noriu paminėti, teigiamas pažymys rungtynių metu tai yra 8,4. 8,4 tai yra pažymys, nuo kurio inspektorius pradeda rungtynės vertinti. Jeigu tenai niekas neatsitinka, tai geras pažymys rungtynių tai yra 8,4. Jeigu yra kritinė klaida rungtynių metu, nusiema teisėjų 0,5. Iš 8,4 tada tampa pažymys 7,9. Nėra teisėjo lygoje, kuris šiemet išvengė kritinių klaidų, visi jie turėjo kritinės klaidas. Pas vienus tai buvo daugiau, dėl to tas atspindi jų reitingę užimtose vietose. Ir tarp paskutintos ir 1 vietos bendro pažymio toks, kad nepasakyt, kad kažkas labai pas mus prastai teisėjavo, kažkas daug geriau, tai 10 vietos teisėjo reitingė pažymys už visas rungtynės yra 8,21 ir tai mūsų jauniausias teisėjas Dovydas Švėgžda. Kelios paskutintos rungtynės, kurios įtakojo jo šitą reitingą, iš tikro turėjo gerą stabilų sezoną, bet pritruko gale. Biški, galbūt sėkmės, galbūt patirties, kad šitas teisėjas atsidūrė gale. 9 vietą ir 8 vietą pas mus pasidalino mūsų lyderiai, FIFA teisėjai teisėjaunantis Čempionų lygoje. Tai yra Donatas Rumšas ir Manfredas Lukenčiukas, bet čia turiu tokį iš savo pusės turbūt dar niekas iš mūsų teisėjų iki tol neturėdavo tokių ilgų sezonų, kokius dabar šitie 2 teisėjai turi. Kada visi ilsisi, jie dar vis teisėjauja ir gauna paskyrimų. Pas Donatą Rumšą turbūt šiaip buvo užimčiausias sezonas iš visų, ką jisai turėjęs ir dalyvavimas Europos čempionate ir prieš tai kitose turnyruose ir išlaikyti piko formą, man atrodo, yra labai sunku ir šiemet mes tai pamatėme ir viena iš priežasčių, manau, dėl ko šitie mūsų teisėjai, iš kurių mes labiausiai gal tikėjomės to stabilumo ir kokybės, atsidūrė ties 9 ir 8 vietą. Tada 7 vieta pas mus yra Mindaugas Jackus. 6 vietoj irgi po kelių nesėkmingų rungtynių gale atsidūrė Orestas Abramavičius. Turėjo, galima sakyti, 1,5 metų gero stabilaus darbo. Jisai ne veltui teisėjavo taurės finalą, nes tai buvo darbos vertinimas nuo praeitų metų. Bet po taurės finalo irgi turėjo kelias nesėkmingas rungtynės, kurios atspindėjo dabar jo reitingą. 5 vietą po paskutinių rungtynių atsidūrė Robertas Valikonis. Prieš tai jisai buvo, prieš tą paskyrimą buvo 4, bet gavęs neigiamą pažymį už paskutintas rungtynės, Robertas atsidūrė 5 vietoj, užleisdamas 4 vietą Robertui Šmitui. Ir trejetukas, kaip ir laidos pradžioje, ką aš minėjau, atsidūrė Kęstutis Bartuškevičius. Irgi norėčiau išskirti, jeigu kalbant apie mūsų trejetą teisėjų, tai labiausiai gal mane nenustebino, o pelnytai į tą trejetuką atėjo Donatas Šimėnas, bet jis vienas labiausiai patyrusių iš šito trejetuko teisėjų, kas, sakau, manęs tai nenustebino, kad jisai atsidūrė šiuo metu viršuje, bet
kas liečia Viliaus Paulausko ir Kęstučio Bartuškevičiaus, tai turbūt vieni geriausių, ne vieni geriausių, tai yra vienareikšmiškai geriausi jų sezonai. Jie niekada nerodė tokio stabilumo, ką jie parodė šiemet, tai labai norisi pasidžiaugti už juos ir palinkėti, kad neužleistų šitų pozicijų. Ir dar kartą pasakysiu, Kęstutis Bartuškevičius 3, Vilius Paulauskas ir Donatas Šimėnas pasidalino 1 vietą, surinkdami 8,35 jų yra pažymys. Tai vat 1 vieta yra 8,35 ir 10 vieta yra 8,21. Vat toks 10-osios skiria tą 10-uką, kas rodo tokį gerą, man atrodo, pavyzdį, kad yra konkurencija ir kad didelio atoplišio tarp paskutintos ir 1 vietos nėra. Tai vat šitas dalykas tikrai džiugina ir nekartą esu sakęs, kad tai turbūt yra jauniausias 10-ukas A lygos ar mūsų top teisėjų viršuje, kurie per visą istoriją ir tikrai matome perspektyvą ir konkuruojant jie tik tai turėtų rodyti dar geresnius rezultatus. Tai va toks yra mūsų šio sezono pabaiga ar pristatymas šio sezono su tokiais skaičiais, kurie tikiu, kad savo linkiu tokį dalyką, kad nebūtų blogiau ir kad nuo šitų skaičių mes turėtume atspirti ir kitas sezonas pas mus būtų dar geresnis. Dar kartą visą Lietuvos futbolo bendruomenę noriu ar pasveikinti, ar padėkoti už praeitą sezoną, palinkėti gerai pailsėti ir jungtis jau turbūt kai kas pradės gruodžio pabaigoje, kas nuo sausio pradės ruoštis naujam sezonui, tuo pačiu tą patį darysime ir mes. Tai tiek šiam kartui, visiems gražių švenčių, viso gero.